Žiūrėk, ir po rudens žvaigždėm sužibs lyg nimbo žibalinė lempa, kaimyno vaiko atnešta, ir nebeskęs troba tokioj tamsoj. Tik nenurišk tos kepetos, tos lygi graudulio savos, jei lemta istorijoj lyg skrynioj, tavo motiniška šilumą tausot. Žiūrėk, jau greit pasnigs, padvelk žieminiais obuoliais, ištirpus ūkanai, pavirsi vadovėliuose į kaimišką madoną. Tu liesta senatvės gruodo, pabučiuos tau ranką sūnus, dukros ir anūkai, ir proanūkių minios, tavo travoje sutilpus Lietuva. Simonas Daukantas gimė 1793 metais spalio 28 dieną Kalvių kaime, netoli Lenkimų miestelio, Skuodo rajone. Daukanto gimtinė tai Lygumų žemė. Sodyba stovėjo taip pat lygumoje, o netoliese dunksojo didelė giria, per kurią vingiavo Žemaitijos puošmena, Šventoji. Daukanto raštų peizažai neatskiriami nuo jo gimtojo krašto gamtos. Istoriko gimtinės gamta pilna rimties ir didingumo. Toks Daukantas ir buvo. Simonas Daukantas buvo vienas iš nedaugelio valstiečių vaikų, kuriems pavyko prasiveržti į mokslą. Jo kelias į šviesą buvo vingiuotas ir sunkus. Senųjų lietuviškų raštų, naudingų knygų skaitimas buvo pirmoji mokytojo pamoka ir stiprybės šaltinis, ugdęs pagarbą knygai. Gyvosios kalbos, tėvų šnekos ir dainų klausymasis, antroji mokytojo pamoka ir stiprybės šaltinis, ugdęs pagarbą kalbai. Praeities žinojimas, gilus mūsų kultūros pamatų pažinimas, trečioji mokytojo pamoka ir stiprybės šaltinis, ugdęs pagarbą istorijai. Reikšmingiausi istoriografiniai Simono Daukanto veikalai yra darbai senųjų lietuvių ir žemaičių, istorija žemaitiška, būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje. Simonas Daukantas rinko ir užrašė daugiau kaip 800 liaudies dainų. 1846 metais išleido dainų rinkinį Dainės žemaičių. Sudarė pirmąjį lietuvių tautosakos istorijoje liaudies pasakų rinkinį Pasakos masių. Iš kitų kalbų vertė ir leido praktinių patarimų knygeles. Pamokslas apie sodnus, parodymas kaip apinius auginti, pamokymas apie auginimą tabokos, naudinga bičių knygelė. Juose duodami patarimai valstiečiams apie miškus, sodus, taboką, pašarinės žoles, apinius, bites. Iš visų Daukanto darbų, iš jo Lietuvos veikalų, liaudies dainų ir tautosakos rinkinių,
Iš jo žodyno ir abėcėlės, iš jo žemaitiškos maldaknygės ir praktiškų knygelių visur matyti, kad jis kalba naujajai Lietuvai, žemaičių ir kalnėnų Lietuvai. Kadangi lenkimų Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje plėtojamos Simono Daukanto tradicijos, šioje mokykloje įrengta net Lietuvos šviesuolio Simono Daukanto kamara. Štai keletas vaizdų iš jos. Simono Daukanto vardas Lenkimų vidurinėje mokykloje buvo suteiktas dar 1993 m. spalio 27 d. Savitos daukantiškos darbo krypties pradėta ieškoti ir anksčiau, tai 1988 metais. Mokyklos bendruomenė pasivadino Daukantiečių bendruomenė, sukuriama programa Daukantiečių rida. Taip pat jo yra įsigalėjusios šventos tradicijos. Tai Daukanto skaitymai, Daukanto takas bei Daukanto pamokos. Žemaitis arba lietuvis negali būti giriamas, jei kantriai gynė savo namus ir liuosybę nuo neprietelių, mylėjo dorybę, o neapkentė nedorybės. Šie žodžiai iškalti ant Simonui Daukantui skirto paminklo lenkimuose. Motiejus Valančius, žemaičių vyskupas, teologas, religinių raštų autorius, rašytojas, istorikas, švietėjas. Jis dažnai vadinamas ryškiausia žvaigžde mūsų XIX amžiaus istorijos danguje. Jo įtaka prasiskverbė į visas Lietuvos gyvenimo sritis.
Motiejus Valančius vadinamas ir tautos blaivintoju, ir sumaniu kovotoju prieš rusifikaciją, ir lietuvių grožinės prozos pradininku. Pasak istoriko Kolakausko, Valančius antrasis po Vytauto Didžiojo. Aš tai pavyzdžiui, asmeniškai aš sakysim, pavyzdžiui, kiek aš čia gyvenu, kiek aš Valončių pažįstu, truputėlį žinau Valončių, truputėlį, sakysim, tą asmenybę. Tai aš Valončių lyginu su aisbergu. O kas į aisbergą žinoma? Tai ir ledo kalnas, katras vis ir vandenį, o tik tai eina trečioji atrodo viršūnė. Tai va, sakysim, aš noriu kon pasakyti, kad apie Valončių neįmanom viskas žinoti, viską sužinoti. Vieną aš vertinu, pats kitą vertins, jūs kitą vertins, ateinant iš kartą kitą vertins, sakysim, mane. Tai ir aisbergs Valončius, bet mes niekur nedingsim. Žiūrėkime, niekur nedingsim. Kon galim pasakyti, kas ir juoda ant balto parašyti, sakykime, Valončius ir lietuvių literatūros prozos pradininkas. Čia niekur nedings. On ir vadinasi. Valončius pirmasis vaikų rašytojas. Ir knygelė ir 1865 metas vaikų knygelė. Valončius pirmasis vaikų rašytojas. Valončius pirmasis lietuvis geografas pasaulyje. Arba kitaip pasakius, tai yra Valončius pirmasis aprašė šventųjų gyvenimus. Valončius pirmasis pedagoginės minties knygas. Valončius, sakykime, pirmasis blaivintojas. Tai žiūrėkime, jau nuo to nebedingti, apart to, kad aš sakiau Valončius kaip aisbergas. Pats vardas išvertus iš hebrajų kalbos Motiejus reiškia Dievo dovana. Tai ir Valončius savo gyvenimą, savo darbą, jis tikrai įprasmino savo vardą. Tai tas vardas tik įprasmingas, sakysim. Kodėl jis taip daug padarė, kodėl jis taip darė, sakysim, ko jis siekė? Turbūt esmė būtų tame, kad Valončius tai yra jo kilmė kilims, tai yra kalvis sūnus. Motiejus Valančius buvo pirmas žemaičių vyskupas, kilęs iš sodiečių. Anksčiau vyskupais būdavo skiriami grafų, kunigaikščių ar šiaip galingos bajorų giminės dvasininkai. Tad Valančių už savo prastą kilmę, už jo prisirišimą prie paprastų žmonių ir už žemaičių kalbos aukštinimą ponai praminė mužikų vyskupą. Turint kalendrą, sakysim, tokį skulptūrelį, galim nupaveikslauti ir vis sakysim, čia yra kalendras, salantiškis toks. Čia Valončius ir pavaizduoti, čia vadinasi tas skulptūrelį tokį 4 žemaitį. Čia Valončius, čia Ivinskis, Metskaitlių arba lietuviškų kalendorių pradininkas. Čia, sakysim, Pabrėža, Kretingo vienuolyne, botanikas, medikas, tas vienuolis. Ir yra Daukants, o kas Simonas Daukants, jūs puikiai žinot. O čia įveina tokį taurį, pavaizduotų skulptūrelį, tai yra bendrovinis, sakysim. Valančius be savo gimtąja kalba parašyto mokslinio veikalo Žemaičių vyskupystė yra parašęs žemaičių tarme apie 40 knygų. Jo knygos buvo leidžiamos kartais po 10 000 ir daugiau egzempliorių ir platinamos po visą Lietuvą. Plačiai išgarsėjo ir tarp žmonių paplito jo linksmas Palangos juzė rimtas Antanas Tretininkas. Ilgus dešimtmečius maži vaikai skaitė jo vaikų knygelę, o ūkininkai paaugusių žmonių knygelę. Motiejus Valančius ne tik pats rašė, bet skatino ir kitus apsišvietusius žmonės rašyti gimtąja kalba reikalingų knygų ir jas tarp žmonių skleisti.
Girtavimas tarp sodiečių buvo labai paplitęs. Gerdavo ne tik vyrai, bet ir moterys. Visi buvo beraščiai, tamsus, o jei kurie skaityti šiek tiek mokėdavo, tai be maldaknygių jokių kitų lietuviškų knygų nebūdavo. Net kai kurie klebonai parapijų žemėse patys laikė spirito varyklas. Tad vyskupas Valančius, pradėdamas Lietuvos blaivinimo darbą, gerai žinojo, iš kur susilauks pasipriešinimo. Dvarininkai, žydai, rusų valdžia – tai pirmaeilės ano meto galybės, kurios susijungusios galėjo sutrukdyti bet kokį kraštui naudingą darbą. Prasidėjo atkakli kova tarp vyskupų ir blaivybės priešininkų. Kunigai, vyskupo pavyzdžių padrąsinti, ėmėsi dar atkakliau žmonės blaivinti. O kad žmonės, metę gerti degtinę, galėtų maloniai laiką praleisti, Valančius, Daukanto, Akelaičio ir kitų padedamas, buvo sumanęs išleisti sodiečiams skiriamą laikraštį Pakeleivingas. Tačiau šiam gražiam sumanimui, kaip ir daugeliui kitų, kurie brendo Valančiaus galvoje, nebuvo lemta įvykti. Net po Valančiaus mirties ištisus dešimtmečius dar buvo jaučiama jo išplatintos blaivybės įtaka Lietuvoje. Valančiaus vyskupavimo metu Lietuvoje buvo pastatyta beveik 50 bažnyčių, didesnė pusė iš jų mūrinių. Paėmus Valančiui savo tvirtas rankas vyskupiją, bažnyčios reikalai Lietuvoje ėmė taisytis. Jis reikalavo iš kunigų visiško paklusnumo ir už apsileidimą ar pasipriešinimą jo įsakymams bausdavo. Kuriant naujas bažnyčias, Valančius reikalavo, kad dvarai prie jų priskirtų pakankamai žemės kunigų išlaikymui. Jei kuris dvarininkas skriausdavo kunigą, neduodamas jam pakankamai išlaikymo, Valančius kreipdavosi griežtų reikalavimų, nežiūrėdamas nei pono bajorystės laipsnio, nei padėties visuomenėje. Žemaitė Julija Žymantienė gimė 1845 metais. Tai rašytoja su nepaprastu talentu pavaizdavusi pobūdžiavinės Lietuvos kaimo gyvenimą. Ji puikiai pažino lietuvių valstiečių buitį, darbus, vargą, skurdą, troškimus, svajones. Pradėjusi rašyti gana vėlai, tik būdama 49 metų, ji tapo liaudies rašytoja.
Julija Žymantienė parašė daug apsakymų. 6 iš jų sudėti į ciklą Laimės nutekėjimas. Tai Marti, Petras Kurmelis, Topylis, Neturėjo geros motinos, Sutkai bei Sučiuptas velnias. Taip pat ji parašė komedijas 3 mylimos bei Magdelė. Lietuvos liaudis išaugino ją ir kaip geriausia Lietuvos kaimo buities vaizduotoja ji įėjo lietuvių literatūron. Kaimo gyvenimas, kaimo žmonės, kaimo darbai, Lietuvos laukų gamta. Štai toji stichija, kurioje pajėgiausiai ir ryškiausiai atsiskleidė Žemaitės talentas. Jis savo raštuose iškyla kaip patriotė, karšta gimtojo krašto, liaudės mylėtoja. Žemaitės gimimo vietoje, vietovėje netoli Šateikių, dabar yra jos memorialinis muziejus. Gaila, tačiau autentiškų daiktų nedaug išlikę. Kitus daiktus muziejui padovanojo žmonės. Šiame muziejuje galima pasigrožėti senoviniu kaminu. Jis paprastai būdavo įrengiamas namo viduryje. Kamine būdavo ugniakuras su 1 ar 2 kabliais, valgiui ar jovalams virti. Aukštai pakiautė mėsai rūkyti, druskai laikyti. Kaminas būdavo pilnas įvairiausių namų apyvokos daiktų. Vienas autentiškų Žemaitės daiktų – tai jos rašomasis stalas, atvežtas iš Marijampolės, kur Žemaitė gyveno paskutiniu laiku. Ant stalo galime matyti jos pirmąjį rankraštį bei nuotrauką su bukontais. Autentiška Žemaitės komoda puošia antrąją muziejaus kambarį. Šalia stovi lova, stalas, ant žemės guli didelis kelionių lagaminas.
Žemaitė sukūrė ne tik visą eilę ryškių, teisingų Lietuvos pobaudžiaminio kaimo buities paveikslų, dažnai įdomių ir etnografinių požiūrių, bet ir ištisą galeriją liaudies tipų. Jos raštai yra didžiulis lietuvių kalbos lobynas, pilnas rečiausių liaudies posakių, patarlių, priežodžių. Pasak Viktorijos Daujotytės, nebuvo XIX amžiaus pačioje pabaigoje Lietuvoje kitos moters, kitos rašytojos, kuri būtų išdrįsusi šitai didžiai raganystai, šitai kūrybinio išdidumo provokacijai. Daug kas bandė aiškintis Marijos slapyvardį. Visuose šiuose aiškinimuose yra kažkiek tiesos, bet didžioji tiesa yra būtent šita – aiškiaregės provokacija. Jos išdidumo, jos dvasinės galios jutimo savyje pavadinimas vardu ženklu, regiu, esu reginti, turiu savy tą didžią galią, galiu kurti. Rašytoja, lyrinės psichologinės prozos pradininkė lietuvių literatūroje, vertėja, pedagogė, labdarė, nacionalinio judėjimo dalyvė Marija Pečkauskaitė, Šatrijos ragana, gimė 1877 metais Ksavero Šiukštos dvarelyje netoli Medingėnų, dabar Plungės rajone. Turėjo seserį Sofiją bei du brolius – Steponą ir Vincentą. Nuo 10 metų gyveno Labūnavos dvare, tačiau Užvenčio šalelė – svarbiausi Šatrijos raganos namai. Po Užvenčio šalelės ji daugiau niekur nebesijautė kaip namuose. Vilniuje, Marijampolėje ji tik dirbo, o židikuose glaudėsi. Būtent ten, židikuose, dabar ir yra įsikūręs Šatrijos raganos memorialinis muziejus. Rašytojos Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos memorialinėme muziejuje 1 aukšto 1 kambaryje supažindinama su dvarininkaitės vaikystė, jaunystės metais, rodomos jos šeimos narių ir draugų nuotraukos, dokumentai ir užrašai iš bitininkystės kursų Varšuvoje, išlikę autentiški daiktai.
Kita kambario dalis skirta studijų Šveicarijoje ir pedagoginės praktikos Marijampolės mergaičių progimnazijoje dokumentiniai ekspozicijai. Šiuo laikotarpiu Marija Pečkauskaitė išgarsėjo kaip rašytoja, krikščioniškosios pedagogikos skleidėja ir puoselėtoja, ne tik straipsniais, bet ir tiesioginiu darbu įrodanti auklėjimo svarbą mokymo procese. Šatrijos raganos pomėgį keliauti nesunku atspėti iš lagaminų ir kitų kelioninių atributų. Antrame kambaryje daiktai liesti ir naudoti Marijos Pečkauskaitės, paskutinius 15 gyvenimo metų praleidusios židikose. Baldai ir instrumentas, puošęs klebonijos interjerą. Rašomasis stalas, prie kurio sukurta garsioji apysaka sename dvare, išverstos pedagogikos knygos. Antrame muziejaus aukšte įkurtas atminties kambarys. Čia trumpai paminimi tie, kurie buvo šalia rašytojos, artimiausi – sesuo Sofija Pečkauskaitė ir kunigas Kazimieras Bukonta. Kūrybos kambarėlyje rašytojos leidybinio kelio, kuris prasidėjo Užvenčio dvaro alėjose ir atvedė į mažą kambarėlį židiko klebonijoje, bendrakeleivių portretai ir nesibaigianti tėkmė knygų spausdinamų iki šių dienų. Šatrijos ragana mirė 1930 metų vasarą. Palaidota židikų kapinėse, kur ilsisi ir jos mama, sesuo Sofija, kunigas Kazimieras Bukontas.